Ir štai atėjo tas momentas. Hello, sir, I'm doing fine, and you? Have a blessed one. Visi kaip visą laiką malonus. O aš einu nusimesti savo bagažą. Ir kelionė tęsiasi. Jau visai netrukus sužinosit, kur skrendu toliau. Esu labai excited. Ir šiaip, Miami turėjau nuostabės 2 savaitės. Jeigu reikėtų rašyti balą, tai 9,8 iš 10. Ant kiek man patiko Miamis. Tai vat, su mielu noru būčiau pasilikęs, bet kelionė tęsiasi. Ką, Vordanų skrydį. Let's go. Kelionė prasideda, biški buvo nesklandumų, bet tiek to. Taip, lagaminas 4 kilus per daug sveria, $105. But vamos! Dieve apsaugok, palaimink. Ir tikiuosi, kad be didesnių nesklandumų. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bienvenido. Gracias. Por eso, es más bien ponles de tu celular. Recuerden que el compartimento superior es exclusivo para equipaje o que no quepa debajo del asiento. Guarden maletines, bolsas, carteras y paquetes de compras debajo del asiento frente. Si están sentados. Hola, buenas. Hola. Bienvenido. Nuoja įsitaisiau. I'll sit. Gerai bus vietos ko išties. Nekantrauju. Biški ir jaudinas. Bet niekas labai laimingas. Nu ką, į naują pasaulį. Kas mato temą? Atskridom. Gracias, hasta luego. Sąmonė. Atvykome. Galėčiau pasakyti visoką visai. Žiauriai sualkanas. Dabar yra po 9:15 vakare. Lietuvoj yra po 5:15 ryte. Tai galite paskaičiuoti, kiek yra laikas skirtumas. Nu ką, esam, jeigu matot, Bienvenido a Medellín. Eita. Wow. Nu, daugiau, kad viskas sklandžiai būtų. Nu, ką tik Uberis paleido. Bandysim įeiti. Toks smart entrance. Gerai, žiūrim toliau.
Gerai, kodukas. Gerai. Sėdi. Dabar linksmiausia dalis atsakau liftą. Balet į 3 aukštą. Pysam. 3 kilų lagaminą. Smagiausia. Važiuojam. Ble, kambariukas. Nu ką? Mano namai sekančias 3 savaitės. AC. Kolumbietiškas. Telikas kolumbietiškas. Gerai, bus kur dirbt. Vien tiek. Lovytė ir spinta daiktams susidėti. Super. Pažiūrėjom, ką vaizdas bazarina. Ten kai va čia nesimato, bet baseinas. Tai kiekvieną dieną galėsim maudytis. Ten kai va čia matos tavo molio. Open gymas. Nu, neblogai. Nu ką, sveiki namai gimti. Tariu jums labas iš Medellin, Kolumbija. Šiaip darau labai blogą dalyką dabar, kad einu su kamera, bet... No tengo. No me preocupa. Matot, iškart pamatė, kad su kamera, iškart pamatė, kad užsienietis, iškart prašo dalykų. Pažiūrėkit, kitapus gatvės turim tokį baseiną. Tai va, grįžtant prie temos, vienas dalykas labai neprotingas yra vaikščiot su kamera ir aš to nežadu daryti daug. Bandysiu parodyti kuo daugiau, tuo pat metu nerizikuojant per labiausiai. Tai va. Einu dabar gal užsakysiu pavalgyti kažką. Ir jo, nes pradėjau šiaip anksti labai dieną padėti. ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? Amor, no hay servicio. ¿No hay servicio? ¿Para llevar también, no? No. De 11 45. y ya está. Gracias. Hasta luego. Nu va, iki 11 kem 5 tik tai dirba. Einam toliau. Šalia kavinė radau kažkokią, žiūrėsim, ką turim. Hola, buenas. ¿Tiene menú al día? Menú del día. ¿Sí tiene? ¿Y qué es? Ah, vale. Gracias. Gerai, meniukas, tai realiai po 4-5 euriukus. Pažiūrėsim, ką atneš. Kol kas looks promising, vietoj visai nieko. Pusrytėlis mano. Kiaušiai, duona, arepa, sūris, kava ir vanduo. 5 eurai. 5 eurai. Šitas visas kara čia 4-2. Dar vandens pasiėmė papildomai. Nu tai visai nieko.
Pirmieji pusrytėliai Kolumbijai. Patikrinkim. Meniu buvo ir geresnių pasirinkimų. Bet norėjau pabandyti dar repą paisą, bet ne tiesiog paprastas blynas, atrodo kažkokių arba kukurūzų miltų, arba tapiokos miltų. Bet nieko visai. Nu, ką tik papusryčiavau. Dar kartą rodau baseiną priešais gatvę. Tiksliau priešais mano namus. Reikės gal įkristų močiutėm. Yra šiaip nemokami laikai dienom, tam tikri, bet yra ir mokami laikai. Einam greit parodysiu. Vat literaliai ten, kur baltas rankšluostis kabo, yra mano langai. O čia turim talentų kalvę. Reikės vėliau ateit patikrint, pasiimti su vietiniais. Pažiūrėt, ką gero. Įėjimas į baseiną, kur matau. Stalą pažiūrėjau, ką bolime. Taip. Nu, kažkas. Čia vaisius viską. O čia bus visai nemažai laiko praleidžiama kiekvieną dieną. Nu, tiksliau, kelis kartus savaitėj bent jau, ne kiekvieną. Bet atrodo rimtas parkelis. Žiūrėkit į šitą džimą, viskas yra. Wow! Ir dar nemokama. Įsivaizduojat? Kietai. Vėliau ateisiu. Šiandien vakare reikės aleboinas. Labai fainas parkiukas. Mažesnės kaješio aikštelės, fulės aikštės didelės. Kad temų tema. Tai. Daug gyvybės. Patinka so far. Nu, bus įdomios kelios ateinančios savaitės. Pasiėmėm ananaso 8 centų. Desertai pusryčiam. Užsienietis. Net nesureagavau tinkamai ir laiku, nu nieko. Kitą kartą. Mano gatvytė. Nice, šiaip vaibeliai žiaurus. Atvariau papietauti, grinai nusileidus į lauką iš mano namų. Tai yra restoranėlis, tai patikrinsiu. Hola, buenas. Sí, ¿tienes punta de anca? ¿Hay punta de anca? ¿Hay que? Sí, señor. Sí, una porfa. Sí. ¿Qué término te gusta? ¿Ah? ¿Qué término? Un poquito menos que medio. 3 cuartos. Sí, porfa. No, con papitas y arepas. Y para beber agua, porfa. Sí. ¿Te coloco hielo? Sí, porfa. Y limón si tienes. ¿Limón? Sí. Sí, señor. Ya lo tengo. Gracias.
O ką atnešė steikiuką? Steikas, salotas, bulvytės ir arepas su sūriu. 8 euriukai. Iškepė daugiau nei norėjau, bet whatever. Važiuoju. Ką, pirmas prasiėjimas iki supermarketo, iki viso šiaip prekybos centro. Bamba šiaip labai vaidelis. Visur žalia. Miestas realiai džiunglėse. Taip eini. Buim. Tokie iškart vaizdai. Kalnai. Horizonte. Nice. Tokio dydžio bambukai. Bet nedidesnė už tave. Toks kanalas, džiunglės. Blemba kaip žalia visur. Belia kaip gražu. Reikia žiūrėti, kad tiksai su pirda neprilėtų ir neapiplėštų. Reikia labai akilai stebėti. Einu su kameryte, sulaukiu žvilgsnio, aišku. Nežinau, ar dėl kameros, ar dėl to, kad soy un gringo. Hola, buenas. Nu, einu patikrinti. Gerai. Vandens litriukas, tiksliau litras 100 mililitrų. 2 centų. Gerai. Pirmas geras ženklas. Ko ieškojau, buvo labai aktualu. Kiaušiniai. Nu, žiūrim. Žiūrim. Okei. Nu, yra įvairių. Ir laisvai laikomų vištų. 3 kiaušių. 5 euriukai. Mažiau gal, 4 pem. Pabandysim. Važiuojam toliau. Visi labai gražiai sudėta. Skaniai atrodo. Vienas skyrius, begalinis. Reikia pažiūrėti mėsą. Vištiena. Ką čia turim? Kilogramas vištienos, pavyzdžiui. Kiek daugiau nei 4 euriukai. Krūtinėlės. Spjaustyta filė truputį brangiau, aišku. Ką čia turi? Bet pažiūrėkite šitą avokado dydį. Alio, galvo dydžio. Normaliai. Avokadas virš euro. Bet manau legit kitos dydis. Vieno dalyko, ko nesuprantu, tai yra šitie agurkai. Tiek Ispanijoje,
tiek kitose Pietų Amerikos šalyse, kas yra jų ragavę, tai yra vienas didelis nesusipratimas. Aš nesuprantu, kaip taip įmanoma. Mes lyg ir agurkus iš Pietų Amerikos prasivežėm, ar ne? O dabar geras klausimas. Kaip yra su agurkais? Nes aš galiu pasakyti, kad jie net nėra arti gero lietuviško agurko. Mažiuko agurkėlio, bet šitie net jiem neprilygsta, nors yra daug kartų didesni. Tai atsiminkit, ne viskas gyvenime yra apie dydį, o svarbu ir skonis. Ryžių pasirinkimas, akis raipsta, tokiais maišais, kilograminiais. Per visą laiką jaučiu, būdamas nesuvalgyčiau. Balia, čia dabar įsirinkti. Tokiais momentais labai pasiilgstu Lietuvos, kur yra tiesiog ryžiai maišelės. Deja. Mano pukus krepšelis, repas, ryžiai, pomidorai, kiaušiai, sviestas, pinas, makarai, vanduo. Rytoj dar į miestą nereikės užsukti. Pažiūrėt, ką gerą turi, tai šiandien mėsos nepirkau jau. Pažiūrėkit, kokio dydžio medžiai ir kaip žalia, kokia graži spalva. That's my friend Henrik. Hola amigos. Very nice guy from Sweden. My neighbor. Are we neighbors? We can say so. In a double sense. In a double sense. By country of origin. Exactly. And here. Exactly. Country and department. But yeah, guys, look. What a nice parks. Super cool. We just bought some meat, but it's crazy how cheap it is. You get like tomahawk steak for like how much? Like $8. $8 for like tomahawk steak. And they're like 700 grams. So Yeah, so it's crazy. I bought like, I don't know, like 3-4 kilos of meat and I spent like less than 30 euros. It's just incredible. But yeah, we'll try it later and we're gonna give you a honest review and a feedback. Should I continue my vlogs in English or in Lithuanian? How I should do it? Padainavo, papūtė dūdą, pamušė būgną, aišku, susimokėti reikėjo. Bet nieko, remiam vietinę ekonomiką. Okay, now I'm gonna show what I got. 1 tomahawk steak. 2 tomahawk steaks. Skirred steak. 700 grams. Pound of minced beef. Another pound of minced beef. 25 euros, bro. How fucking crazy that is. And here's my friend David. Yeah, professional cookie. Professional cookie de Brazil. Yeah, from Brazil. Made some caipirinhas tonight. What do you think about it? Caipirinhas? I wouldn't say no for caipirinha. Okay. Are we also
Doing funky? Yeah. Okay, that's lovely. Your caipirinhas, my steak. How does that sound? Oh, sounds good. I love my neighbors. Okay, I'll use the opportunity also to show our kitchen / terrace. So that's the view from the window. Yeah, people chill. There's more view. That's all our fridges. And yeah, that's our terrace with our grill, where we gonna grill our tomahawks. How beautiful the city is, huh? It's crazy. Here is our smoking, chilling area. So yeah, I'm pretty happy about my new home. And weather is lovely. It's spoiling us. I mean, there's nothing to complain about. So perfect. Ką prasėjom truputėlį ir priėjom centriuką rajonėlio, aplink kurį yra žiedas, kuriame yra parkas. Segundo Parque de Laureles. Antrasis Laurelės parkas. Pažiūrėkim, kas gero. Nieko super įspūdingo, parkas kaip parkas, bet šiaip žiauriai faina, žalia visur. Tai va, bambukai auga, įvairūs medžiai. Na, žiauriai nice atrodo. Už kelių savaitėlių kelsiuosi čia gyvent, į šitą rajoną. Tai visai faina apsižiūrėti. Čia be tikslo dabar vaikštau. Bet tai ne visada reikia turėti tikslą. Man kaip pirmas dienas pats apsižvalgėti. Rappi, tai čia mūsų Wolto ir Bolt Food analogas. O taip čiuvakas važiuoja, pardavinėja vaisius. Man nieko nereikia. Labai jaukus rajonėlis. Nu, tipo Pietų Amerikos standartais, aišku. Bet aš vis dar negaliu patikėti, ant kiek žalia viskas. Wow. Crazy, ir va dabar esu vietoje už kampo, kur kelsiuosi gyventi vėliau. Reiks sneak peeką padaryti. O, gerai, turėsim parduotuvėlę bariuką. Visada vietoje.
Atrodo nebloga vieta. Ne per daug judri, bet ir labai netoli nuo pačio centriuko. Wow. Paseros house. Čia bus mano namai. Čia duris. Viduj fainas co-livingas, vidinis kiemas padarytas, coworkingas tiksliau. Nu, supratau, nice. Labai gražiai sutvarkyta viskas. Nėra šiukšlių. Gera vieta. Ten kalnai, bet kaip gražiai matos. Tai va, panašu, kad esu atėjęs į Calle 50. Calle reiškia gatvė. Gatvė numeris 70. Tai čia pagal viską yra pagrindinė gatvė Laurelės, kur yra visi klubai, judesiai ir panašiai. Aišku, dabar kai eini su kameryta visi labai nužiūrinėja, nes dar esi aukštas baltaodis, kuris atrodo visiškai kaip amerikietis gringo. Tai žvilgsniukų nemažai ateina. Bet nieko. Kol nebeplėšinėja, tai gerai. Nu ką, šiandien nesveiki namai gimti. Oi. Vakar žaidžiau futbolą ir įsisukau čiurną. Tai negaliu paeiti, negaliu svorio dėti ant pėdos, tai dabar varau į kliniką prasišviesti. Šiaip labai liūdna, nes penktadienis. Šiandien turėjo būti atidarymo grajus, pirmas savaitgalis Medėjine. Bet, matau, teks pasidėti ant kelmuko ir palaukti šviesesnio rytojaus. Nes dabar situacija labai prasta. Nu, pažiūrėsim, ką medicinos personalas pasakys. Tai vat. Susitiksim vėliau. Is this crazy? Oh, shit. Oh. Full treatment. Full treatment. Watch out for the... Yeah. I will need a fucking surgery? How? No way! Probably. Daktoriukas pasakė, kad greičiausiai reikės operacijos. Tu pribės, kai reikės operacijos. Dabar pasidarysiu skenus ir tada bus aišku. Wow. Nu, daug dieve. Meldžiu Dievo, kad nereikėtų. Nu ką, atvariau dabar į diagnostikos kliniką. Darys du skenus. Vieną X-ray ir kitą, neatsimenu kaip vadinasi. Tai jau dabar pasodino, laukiu. Sumokėjau 400 PM štukų Kolumbijos pesų, kas yra 100 eurų. Tai easy. Jo, bet su mano, gerai, kad turiu, bet šiek tiek ispanų kalbos, nes šiaip tai, kaip ir įsivaizduojat, niekas angliškai nei bum. Tai įdomus experiences.
Laikau čiūrus, kad nereikėtų operacijos. Dieve. Padėk man. Va, reikia sulaukti nuotraukų, nusiųsti vėl daktariuką, kur buvau prieš tai. Ir tada jisai pasakys, kas laukia toliau. Bet sakė, kad labai tikėtina, kad reikės operacijos. Ble, jeigu reikės operacijos, tai wow. Nu ką tik iš Uberio. Va iššokau į restoraniuką prie namų. Užsakiau pikanijos. Dar visokių nesąmonių. Nes šiaip realiai nieko nevalgiau visą dieną. Nu, pusryčiam valgiau truputėlį. Bet esu be galo alkanas po visos dienos. Ir jo. Žodžiu, naujienos tokios, kad šiandien penktadienis ir tipo X-rėjaus ir kitas fotkas tik tai trečiadienį gausi, už 5 dienų, kai man tipo reikia žinoti, ar tipo reikia daryti operaciją ar ne. Tai tipo tokia tiesiog kaip visa. Sakau, kaip tai ilgai? Sako, pirmadienį, sako, šventė yra, tada karočią dar ten trūkstai. Sako, trečiadienį, už 5 dienų. Tai blėt, už 5 dienų man tos operacijos gali nebereikėti. Tai realiai čia veltui variau po tas visas ligoninės, tos skenus dariau. Nu gal ne veltui, bet jo, nu, geriausia dalis, kad draudimas vis tiek padengs, bet jo. Al punto almeno, sí, gracias. Reikia aliuko paprašyti, nieko nebus. Jefe, una cerveza, porfa. ¿Qué cerveza quieres? ¿Qué es típico de aquí? ¿Aquila? De Colombia. Águila también. ¿O qué es tu favorito si tienes aquí? Lo que pasa es que la favorita es el águila. Dame una. Si no, la Club Colombia también tienes. Salud. Salud. Salud, gracias. Agila. Tipinis kolumbietiškas aliukas. Žodžiu, svarbiausia, kad ta koja gytų ir kad darytus lengviau vaikščiot. Nes neleisiu aš traumom sugadinti mano kelionės, mano gero laiko. Tai labai gaila, kad nu tipo skenų nuotraukos tik tai už kelių dienų. Dabar būtų ramiau, o dabar tipo kaip ir nežinomybė. Bet žiūrėsim, kaip po savaitgalio jausis koja. Aišku, abydna, kad šitas savaitgalis ant bankės bus praleistas. Nu, bet dar turėsim kelias savaitgalis, tai kaip nors. Aklųjų chebrytė pasijungia. Toks pikanijas tikiukas. Paprašiau, kad bulves pakeistų į ryžius, nes bulvytės free. Nepropaguoju. Gerai, patikrinam steikiuką. Go.
Geras. Chimichurri? Gracias. Atnešė chimichurri. Chimichurri man patinka. Su chimichurri kiek žiauriau. Wow. Perfecto. Čičeroną atnešiau. Čičeron yra traški šoninė, kur buvo čia trendas prieš kiek laiko, kur čičeronį guacamole mirkydavo. Tai čia tas pats, tik be guacamolės. Viskas sudraskyta. Skanu buvo. Vertinčiau stiprus 7,5. Fue aprovechar esa superioridad. El tiro de esquina, el cabezazo, nadie lo referenció, estaba levantado la 62,500. Espera. Espera. para saber qué pasa, a ver si hay una posibilidad de vencer 34 para el 1%. Bien, se fuera de lugar, Ovario. Šiam 2000 tai čia yra 13-14 euriukų. Sotus, atsigėręs. Tai sakyčiau, visai neblogai čia, nu ir taip jau gan fancy skaitos. Nu, kaip tokia vieta fancy. Muchas gracias, hasta luego. Baliat, kaip užpisa su ta koja sugriuvusia. O įvykio vieta? Tenai. Vakar ten futboliuką sukom. Blia, kaip užpisa. Kurva. Nu, toks sugriuvęs jau senai nebuvau. Ten kračio vyrukai bolina. Taip ir nespėjau kašiuką sumest. Nu nieko. Tikėkimės greit atsigausim. Blet, nu bet kaifo tai nėra, tikrai vaikščiot. Gerai. O čia mano namai. Tai va, kaip viskas arti. Aikštelės, kavinės. Žodžiu. Judesys ten. Ojojoj, vyksta. Deja, man tik ant lovytės ar sofkutės pakris dabar ir tiek žinių. Ką atvarėm į stadioną, truputėlį vėluojam. Einam pažiūrėt. Sección 6. Pero 8 por ahí. O atsisėdom ir žiūrim jau. 1-0 gauna. Bet maždaug atmosfera tokia.
kamaliuką, bet yra kaip ir atrodo myžalas. Daryti labai įdomu. Ne, šiaip žiūri šaunuolę. Žino, kas yra nuošalė. Yra 1-1. Vienas važiuojam. Einam prie truputėlį prie aikštelės pasižiūrėti. Oi, Čokokono! Hasleriai non-stop haslina. Neblogai yra veidelis raudonas prie šviesų. Visi dirba. Ką žinau, pirmas grajus, pirmas kėlinys baigėsi, 1-1. Žaidimo kokybė tai tokia. Mest ir priekį ir bėg, kaip ir galima tikėtis. Bet nieko, visai tema. Visi aišku žiūri, ką šitas gringo čia veikia, bet pabiškai aš jau įpratęs. Vienas įmušė bankę per save. Bicycle kicką. Važiavam toliau. ¿Qué golazo? Super bien. Nu ką, grajus baigęs 2-1. tą įvartį per save anuliavo, neužskaitė, nes buvo nuošalė. Visai nieko varžybos. Mėnesio pabaigoje turėtų būti Medellino derbis. Independiente ir Nacional turėtų žaisti, tai žiūrėsim, ar pavyks gauti bilietą, įsivelti, bet jau tada kitą kartą varysiu į pietinę tribūną. Con gusto, con gusto. Look at those kids. Tokie mėly vaikai. Tai vat, įsivelti bandysiu į tas varžybas ir tada varysiu į sektorių, kur ultra yra. Tai turėtų būti smagu, pažiūrėsim, ar pavyks. Išeini iš stadiono ir čia prasideda kitas gyvenimas, visi kepa kažką, kukurūzą. Tu ateis dėdė pasiūlys cigarų nusipirkti, dar kažką. Bet žodžiu, Įdomus vaidelis.
tema. ¿Dónde vámonos? No sé. Ella no sabe. Reikia pavalgyti būtinai, o po to žiūrėsim. Ya la he visto dar un beso. ¿Cómo se llama? ¿Vallenato? Vallenato. Vallenato. Primera vez cuando escucho vallenato. Tengo mucha hambre. Ahora tiene otro novio. Vamos a karaoke, ¿no? Tiene olvidado. Y a pesar que ya no. Pues mis amigos. Ya está, listo. Tokie dalykai vyksta. Gal ir visai nieko.